Iš pelenų į gyvenimą. Viešpatie, padėk man išgirsti tavo žodį, pamilti jį, suprasti ir pagal jį gyventi. Iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus kalbėjo: kai ateis žmogaus sūnus savo šlovėje ir kartu su juo visi angelai, tada jis atsisės savo galybės soste. Jo akivaizdoje bus surinkti visų tautų žmonės ir jis perskirs juos, kaip piemuo atskiria avis nuo ožių. Avis jis pastatys dešinėje, ožius kairėje. Ir tars karalius stovintiems dešinėje: ateikite, mano tėvo palaimintieji, paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą karalystę. Nes aš buvau išalkęs ir jūs mane pavalgdinote, buvau ištroškęs ir mane pagirdėte, buvau keleivis ir mane priglaudėte, buvau nuogas, mane aprengėte, ligonis, mane aplankėte, kalinys, atėjote pas mane. Tuomet teisėjai klaus: viešpatie, kadagi mes tave matėme alkaną ir pavalgdinome, trokštantį ir pagirdėme, kadagi mes matėme tave keliaujant ir priglaudami ar nuogą ir aprengėme, kadagi matėme tave sergantį ar kalinį ir aplankėme. Ir atsakys jiems karalius: iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš mažiausių mano brolių, man padarėte. Paskui jis prabils į stovinčius kairėje: eikite šalin nuo manęs, prakeiktieji, į amžinąją ugnį, kuri prirengta velniui ir jo angelams. Nes aš buvau alkanas ir jūs manęs nepavalgdinote, buvau ištroškęs ir manęs nepagirdėte, buvau keleivis ir manęs nepriglaudėte, nuogas, neaprengėte, ligonis ir kalinys ir jūs manęs neaplankėte. Tuomet jie atsakys: viešpatie, kadagi mes tave matėme alkaną ar ištroškusi, ar keleivį, ar nuogą, ar ligonį, ar kalinį ir tau nepatarnavome. Tuomet jis pasakys jiems: iš tiesų sakau jums, kiek kartų taip nepadarėte vienam iš šitų mažiausių, ne man nepadarėte. Ir eis šitie į amžinai kentėjimą, o teisieji į amžinai gyvenimą. Tai viešpaties žodis. Šiandien turime suvokti, kad gailestingumo darbai, apie kuriuos šiandien girdime ir kurie čia kartojami net 4 kartus, iš esmės atitinka, kas buvo pabrėžiama Senajame testamente. Bet yra vienas skirtumas. Čia nepaminėtas nei mirusiųjų laidojimas, nei našlaičių ar našlių globa. Vietoj to pridėtas kalinių lankymas. Šiandien skaitytojo Mato Evangelijoje atsiskleidžia įdomus paradoksas. Teisėjas, kurio visi laukia, kuris turėtų būti galingas, didingas, pasirodo visai kitaip. Kaip vargšas, silpnas, stokojantis žmogus. Ir šis žmogus vertina žmonės pagal tai, kaip jie elgiasi kasdienybėje. Apie tai susimastykim. Kaipgi mes elgiamės savo kasdienybėje kito žmogaus atžvilgiu. Ar jie davė valgyti alkstantiems, ar pagirdė ištroškusi, ar priėmė svetimus arba aprengė vargstančius, ar pasirūpino ligoniais ir aplankė galiausiai kalinius. Tai paprasti, bet labai svarbus veiksmai, kurie parodo galiausiai, ar žmogui iš tikrųjų rūpi kitas žmogus. Kitaip tariant, žmogus negali likti abejingas, jei kažkas šalia kasdienybėje yra pasklydęs kentėjimuose, paskendęs juose. Pagalvokime šiandien, kurgi aš esu šitoje istorijoje.
Ar kartais neužimu to žmogaus, kuris nemato kito? Ar vis dėlto savo darbais parodau savąją meilę? Nes negaliu mylėti kito žmogaus, nepamylęs savęs, ne? Bet taip pat negaliu mylėti Dievo, nepamylęs kito žmogaus. Melskimės tokiais žodžiais, apmastant šiandienos Evangeliją ir prašant, kad Viešpats padėtų mums mylėti ne tik tais žodžiais, bet ir darbais. Viešpatie, Tu matai kiekvieno iš mūsų širdį. Padėk mums mylėti ne žodžiais, bet darbais. Atpažinti Tave vargšuose, ligoniuose ir atstumtuosiuose žmonėse. Tegul mūsų širdis nebūna abejingos, o rankos tebūna pasiruošusios padėti. Meldžiam Tave, suteik mums drąsos ir stiprybės vykdyti Tavo valią per meilės darbus ir rūpestį silpniausiais. Amen.